Sveiki visi, grįžę į mano rubriką, ubagėlių rubriką. Pradedam darbus. Pirmą, ką matau, sniegą išlipus. Pas mane čia šiek tiek šiukšlių yra. Bet va šitą va pamačiau. Galiu rekomenduoti, skanus dalykas. O dabar kuriam. Sunkiai. Gerai, kiek kartų paspausiu mygtuką OK. 1, 2, 3. Šitą jau metį. 4 kartą spaudžiu. Problemos. O kodėl man sunkiai kuriasi, pasirodo viena žvakė nuėjus. Buvau prijungęs kompiuterį, tai parodė. Užfiksuojam darbo pradžią, yra beveik 1 valanda. Dirbsim, kol bus užsakymų. Nežinau, žiūrėsiu, kiek tempsiu. Nes per naujus metus užsakymų būna daug. Ir kai šaltis, iškart, kad įšildį 29 dedu. Nes kai hajai užstatai, tai dar šaltą orą papučia. Nesinori. Tai 29, kai šils variklis, mano salonė irgi bus šilčiau. Žodžiu, 1:30 varau kavos atsigersiu, nes užsakymų nėra. Ir atsigersiu kur? Labai teisingai darbe. Negalėjot pagalvoti. Taip, varau į darbą atsigert kavos. Taip, kol darbe esam, įjungiam aparatą. Lauk, čia tuoj, subėgs, baigėsi vanduo, nu žodžiu, tuoj. Skanu. Štai ir susitikom, lyg svajonių laivai, šūdas. Ir vėl pasirodė mano ženkliukas. Ir kur jisai? Štai jisai. 3 valanda, užsakymų nėra ir dar blembas ženkliukas pasirodė. Nu tobula diena. Buvau valgyti nusipirkti iš tų nesąmonių. Kažkokį radau proteininį kavos gėrimą. Kažko užsimaniau šiandien labai saldaus. Greitininis ar greitinėlis, ar kaip jisai ten skaitosi. Ir 2 kanelės. Pirmas maistas šiandien. Čia taip spigint pradėjo, kad žiauru į akis. Tai jo, reikėtų mažiau valgyti, nes storas pasidariau. Ir taip kiekvieną kartą pasakau. Kas pasikeitė? Labai viskas greitai. Taigi dingo viena lemputė. Dingo variklio lemputė, kuri užsidega. Tai lemputė dingo, bet parašė, kad trūksta tepalo. Tai nusipirkau, nuvažiavau dar ne tik save pamaitinti, bet ir automobilį. Nu, ne Hado tepalai, bet sakė kažkokie Opel originalūs. Ar tai tikrai nežinau. Vis dar nesusitvarkiau šito. Reikės susitvarkyti, sakė pranešti. Buvau serijas, sakė pranešti, jie sutvarkys. Iš tikrųjų, o tepalus keičiu aš maždaug kas 2,5 mėnesio. Nes 10 000 maždaug įveikiu kas, nepilnai 3 mėnesius. Tai liko 5% rodo, tai pasikeisiu tepalus po mėnesio. Tai kartu ir tenai nubrūžins. Sakiau, tegu pasižiūro. Visą bankutę supyliau, čia litras. Iš tikrųjų, nežinau, nei matavau, nei kiek ten reikia, nei ką, jeigu rašė, kad buvo mažai. Ant skydelio tai supyliau visą ir tikiuosi užteks ir nebus per daug. Nesu specialistas, tai reikia pažiūrėti, ką rodo. Saulė šviečia, mėnulis kviečia. Gerai, užteko. Kaip tik per viduriuką skalės. Vakarui pasiruošta. Varysim kalt babkės. Tokios ir babkės. Bet kalsim babkės. Dabar kol prie kompo užsisakiau šitą. Yra valdomas per pultelį. Įjungti ir išjungti rozetę. Kainavo 12 eurų, su siuntimu 16, beveik 17. Ką bandysiu padaryti?
kad paspaudus mygtuką įsijungtų tam tikri dalykai, automobiliai būtent. Vienas iš jų, lazeris, aš galvoju, jisai bus per stiprus, bet jeigu nepavyks, tai nepavyks. Nuo inverterio paleisiu ir jisai kainavo dar 12 eurų, tai mašinos gali pabandyčiau įstatyti ir į lubas nukreipčiau. Antras dalykas, ką užsisakiau, tokius rutuliukus, mini švies automobiliai, kažkokių pribombasų nesąmonių ir pratęsiu su tokiais valaidais. Nežinau, gal nuo perikūro darysiu, kad USB pasijungtų abudu, ar ten vienas tiesiog įkiši į perikūrkę ir įsijungia, arba nuo to pačio paspausiu mygtuką ir tada viskas įsijungs. Žiūrėsiu kaip su lazeriu, kaip viskas dėrės, jeigu dėrės, bandysiu tokią nesąmonę padaryti, kad vis linksmiau kelionės būtų. Visumoj daugiau, man atrodo, praleidžiu negu uždirbu, bet nesmė. Kaip sako, baltis tai asiliukai. Net balta nuo purvo, druskų, visko. Varysim plaut. Po truputį poilsio varysim padirbėsim. Dar nėra baisiai vakaras, bet įsivažiuoti reikia. Čia, kur vanduo laikosi, tai joptarai ledas. Prie stiklo net. Nu, bet gal nieko, reikia gerai iššildyti automobilį ir turėtų nueiti, tik reikia iššildyti. Ištisai važiuoti. Šiandien naktį taip ir bus, tikiuosi. Viskas sušalę, šalta. O kai plauni automobilį, tai net ant automobilio šala. Pas mane veidrodėliai yra nešildomi. Tai joptararai. Tarp kitko, viena iš bėdų, kad nepirkau su šildomais veidrodėliais. Kai kitą kartą plausiu automobilį arba pasimsiu pirštinės, šiltas jau nusipirksiu, arba varysiu į ten, kur automatiškai nuplauna, nes joptararai kaip šalta. Joptararai. Antik spigina, kad greičio akinius išsitraukiau, nes neįmanoma, kaip spigina į asfaltą ir tiesiai į akis, neįmanoma važiuoti. Tai greičio akinius žiemą. Padeda? Jau tamsa visur. Akiniai sudėti ir uždirbta 3 eurai, apyvarta padaryta. Nėra daug pagal asiliukus ir baltisus. Dabar yra 17 valanda, bet dar tik vakaras prasideda. Sustojau prie Maksimos, biškį matosi, prie Maksimos užsiminiau valgyti, nes tiek kiek rodžiau, tiek ir valgiau. Aš dar nieko nevalgiau, miręs, tai aš tikiuosi vis dar tas bumas bus, nes jūs dar jo nėra. Ir einu pavalgyti prieš visą bumą. Nu, aš dar tikiuosi, kad jisai bus. Mano patapusi tradicinė vakarienė. Vištienos filė, kepsneliai ir vandens. Aš visai vandens negeriu. Tai gersiu vandenį ir varau pavalgyti ir dirbt. Asiliukas baltukas dirbs. Judesio nėra baisiai, bet jau yra po 9:14, tikrai dar baisiai judesio nėra. Vandenuką baigiu išgerti, dėl to varau jaučiu į cirklą. Energetinio kokio pasimti. Reikės atbūt kuo ilgiau, nes po 12 prasidės visos gražumas. Nu, kaip aš ir sakiau, tikiuosi. Kai cirkl sustoji ir energijos reikia, ko reikia užsipirkti? Kulto. Vieno ir kito burbulinį. Šitas visai nieko skanus. Stoviu. Ir jau 20 gerų minučių. O dabar yra prieš 11. Be užsakymų. Pažiūrėsiu, kiek dar stovėsiu. Tikiuosi neilgai. Visumoje viskas ok. Tikėjausi, aišku, daugiau. Bet jaučiu, dauguma prasidės nuo 12 valandos. Tai vis dar laukiu. Baltistas asiliukas vis dar laukia. Didmiestį tai jaučiu, čia 11 valandą jūs ten draskutės, visi ten Kaune, Vilniui, ten ką tu raudonuoja, ten X2, X3, nes buvo prižadėta jau X3, kad bus Vilniui ir Kaune. Pas mus tokių malonumų dėja, bet nėra. Ir nebus.
artimiausiu metu. Nu ką, nauji? Girdit visur sproginėjimą tikriausiai, kalėdinė muzika. Ačiū, kas buvote. Ačiū, kas sekėte. Neįdomus kontentas. Gal ir įdomus, šūdinai filmuojamas, nes nerodau veido. Bet vienas kitas laikas yra, dėl to patenkintas. Jau yra 12 valanda. Nežinau net ką palinkėti, žodžių betrūksta. Ačiū visiems, kurie esate. Nu ir ką, žiūrėsim, ką kiti metai duos. O aš varau vėl dirbt. Ir dar dirbt. 2026. Greitai rašinėju, jau yra 2 valanda nakties ir aš vis dar dirbu. Žiūrim, kaip bus vėliau, iki kiek išdirbsiu. Nežinau, bet optimizmo yra, kad dar kokią valandą ištrauksiu. Jau yra 2:30. Ir aš 2:30 varau namo. Ne telefoną pasikeitęs, tai dėl kokybės nežinau. Jo, ir dar pagalvoju, rytoj reikės sumontuoti vaizdo medžiagą, tai auč. Neįsivaizduoju, kaip bus sunkus. Rytas norėjau sakyti, bet man atrodo, aš rytą pramiegosiu. Diena. Tai dabar pajamos 90 eurų yra sausio 1, 31 gruodžio 158,87 valandų pradirbta, 10 valandų ir 36 minutės, 2 valandos ir 35. Tai pagal tokį laiką ir pagal uždarbį pas mus mieste yra labai gerai. Pagal užsakymų kiekį džiaugiamės, baltistai asiliukai ir kitose miestuose jaučiu per naujus metus džiaugiasi. Tai ačiū, kad žiūrėjot, myliu, bučiu ir iki sekančio karto.